Sveiki, su jumis 168 laida, pirmo sezono, krepšinis pagal Joną. Šiandien pas mus garsus, vienas garsiausių ir geriausių savo pozicijos Lietuvos krepšininkų, legenda Lietuvos Ryto ir Lietuvos rinktinės, į kurią nebuvo pakviesęs, bet būtų buvus legenda, Stepas. Sveiki, Stepai. Sveikas, Jonai. Tai gal pradėkim nuo linksmesnio klausimo. Kur geriausios užtvankos Lietuvoje šią vasarą? Na tikrai originalus ir linksmas klausimas. Tikrai nedažnai klausia. Čia matau, pažaidėt tokį žodžių žaismą su mano pavarde. Nu aš tai, kadangi kilęs iš Anykščių, tai tikrai Anykščios atsakyčiau. Anykščius. Nu, pralinksminai, čia labai smagiai pradėjom laidą, mūsų pašnekėsi. Bet dabar prieisiu prie rimtesnio ir liūdnesnio klausimo. Praeitais metais baigėsi sezonas su Lietuvos Rytu. 4 metai nieko nelaimėjot ir nebepratęsė su kapitonu, su jumis, su legenda kontrakto. Ar jauteisi nusivylęs? Kaip reagavai į tokį akibrokštą šitų vadovų, jeigu jie taip gali vadintis? Na, aš tau, Jonai, pasakysiu tai. Mes tuos 4 paskutinius metus lošėm tikrai neblogai. Viską prapisom, aišku, bet čia nėra rodiklis. Ir esu tikrai gan nusivylęs, kad mane išmetė, nes tikrai manau, kad dar atvežčiau mus į pergalės. Manau, padarė klaidą trenerių štabas. Ir vadovai blogiausia. Taip, Nu, visiškai vadovai, neadekvačiai. tai neturiu žodžių net vadovams, iš tikrųjų. Neturite. Taip. Supratau. O šiemet žaidėte Turkijos krepšinio lygą. Aš žaidžiau, jo. Ir kaip jums šitas sezonas? Ar jums labai gerai sekėsi? Na, iš tikrųjų, daug įspūdžių, labai patiko, sekės tikrai neblogai. Sužaidžiau visas vienas rungtynės, na, vidutiniškai gal pasirodžiau, bet iš tikrųjų smagu buvo Turkijai, nes nebuvęs Turkijoje, tai gerai paatostogavau, tada ten, nu, aišku, prapisom, jau viską išmetė, tai atostogas kaip ir prasitęs jau čia nuo gruodžio, man vis dar atostogauju šiek tiek. Tai jau gavote atostogos ir smagu. Nu, jo, nu, aišku, aš kaip sakau, tai bet kokia patirtis yra patirtis, net jeigu tu viską prapisi. Supratau. Dabar labai visiems mūsų mėlėms žiūrovams rūpimas klausimas. Jonas Kazlauskas rinktinę sąrašą paskelbė ir to jau bus stovyklos viskas, visi labai norėtų sužinoti jūsų nuomonę, jūsų grinai pozicijos, jūsų atakuojančio gynėjo pozicijos, kuriuos žaidėjus imtumėte į 12. Manau, Seibutis pirmu numeriu, čia aišku, bet... Taip, dėl Seibučio nesiginčiu. Žinoma, savo vardą čia neminėsiu, vis tiek, kaip ir nemandaugu būtų, bet tikrai Seibutis tai užsitikrinęs vietą, čia be jokių kalbų. Na, o antrą vietą, tai sakau, šį sezoną neblogai pasirodė Milaknis, tai manau, kad jam ir skirta būtų ta antra vieta. O jeigu pats būtumėt treneris, ar imtumėt Milaknį į rinktinę? Nu jo, nu kaip čia galima pasirinkti iš Milaknio ir šito Gecevičiaus. Bet aš kaip treneris tikriausiai, manau, rinkčiausi Milaknį. O jau nuo vidurio sezono, kaip jums yra atostogos, galėjote pasižiūrėti varžybas ir kai žaidžia Milaknis prieš Gecevičių ir kaip žaidžia Lietuvos Rytas, turbūt turi abonementą. Tai ar galėtumėte pasakyti, kuris žaidėjas naudingesnis komandai? Nu, manau, Milaknis jis toks tikrai taiklesnis, Gecevičius galbūt šiek tiek universalesnis, bet jisai, nu, kaip sako, visi žaidėjai turi savo pliusą ir minusą. Gecevičius geresnis. Nu, kaip sakau, pliusai ir minusai. Tai Gecevičius yra ryžas, o Milaknis su didelė nosim. Bet manau, kad taip Gecevičius geresnis. Tai abu ekspertai nusprendė, man pritarė, kad Gecevičių imtume rinktinę geriau nei Milaknį. Ir dar toks skaudus turbūt klausimas visos karjeros metu jūs lydėjęs. Visi ekspertai ir aš ir Siekla visą net plakatą padarė su vėliavom viską. Sakėm, kad jūs turėtumėte žaisti rinktinę, ypatingai po to pergalingo sezono, kur sužaidėt vienas geras varžybas. Kodėl jūsų nepakvietė į rinktinę ir ar jaučiatės labai nusivylęs ir ar jeigu dabar dar kviestų, ar sutiktumės? Nu tai pradėsiu nuo paskutinio klausimo. Jeigu kviestų, tai tikrai sutikčiau.
Nes, kaip manau, esu dar karjeros aukštumoje ir šiaip garbė. Ir ką aš galiu pasakyti. Iš tikrųjų, toks ekspertas kaip Sėkla išreiškia man pasitikėjimą ir aš manau tikrai daugybė Lietuvos pritartų Sėklai. Ir liūdna, nes neklausoma yra tautos šauklio, bočiaus, barzdočiaus. Ir tikrai manau, kad buvo klaida manęs nepakviesti. Nu, aš ir manau didžiulė klaida ir dar mėly žiūrovai, manau, kad jums visiems įdomu ta mano nuomonė. Ir Žydrūnas Kelys visiškai, nu, aš nesuprantu, jis galėtų konkuruoti su Kalniečiu. Na, žinau tokio, bet jo. Galėtų konkuruoti, taip. Aš nežinau, jis dar žaidžia ar nežaidžia, bet tikrai galėtų rinktiniai vertas būti žaidėjas. Ovidijus Galdikas, nuostabioje Lenkijos lygoje, nu tiesiog visiškai dominuoja. Taip, tikrai. Tikrai Lenkijos lyga labai stipri mano manimu. Ir... Nu, pats irgi žaistumėt Lenkijos lygoje, jeigu pakviestų. Nu, matai, manęs niekas nekviečia, bet jeigu kviestų, tikrai žaisčiau jo. Svarstytume. Net nesvarstyčiau, tikrai žaisčiau. Nu, dėkui Stepai už šį nuostabų interviu. Tikrai, manau, visa Lietuva norės jį pamatyti. Ir sėkmės ieškant jums darbovietės. Dėkui, Jonai, ir dar palauk. Viškai, aš tau prieš interviu gavą simbolinę dovanėlę atvežiau. Kai buvau Turkijoje, ten stačiau užtvankę ir ten, kadangi užtvankos netradicinės, tai tokį mažą suvenyrą, va jums prašau. Malka. Taip, malka. Pats neapgraužiau, palieku jums šitą malonumą, tikrai, manau, patiks. Na, tai ačiū. Tikras kapitonas, dėkui dar kartą. Dėkui, Jonai, ačiū. Ką, mėly žiūrovai, iki vakaro dar vieną laidą išleisiu. Viso.